Sveiki visi. Šeštadienio rytas. Saulė šviečia, šilta kaip visada. Šis video bus biški toks kitokio dar turinio, ne tik automobiliai. Žiūrėkit, busai kaip Lietuvoje, tik tai čia Dodge'as. Šiaip irgi labai populiarus, labai jų daug. Tik tai čia benzininiai varikliai pas visus. Tai nedideliuose autobusuose, busuose, vanuose visada benzininiai, tik tai didesnė eina dizeliai. Tai va apie turinį, tai šiam video bus truputį automobilių, gal tikriausia Cars and Coffee bus. Pamatysit vėliau biškį, jeigu suspėsiu nuvažiuoti. O toks įdomesnis bus dalykas, tai kas mane pažįsta, žino, ką Lietuvoje dariau, tai vat bus panašiai kaip Lietuvoje. Pažįstamas tvarkosi kiemą ir paprašė biškį pagalbos, tai važiuojam padėti. Žiūrėsim, kaip Amerikoje vyksta darbai. Įdomi patirtis bus. Tai man apie automobilius. Limuzinas važiuoja. Apie automobilius dabar nenutrūkt. Visi nemažai automobilių, kuriuos įdedu į storius, tai visi buy it now. Kam reikia, žiūrėkit, dedu tik tai geras kainas ir kam įdomu, tai tiesiog reikia nelaukti, nes visuose aukcionuose prieš kažkiek laiko, aš neatsimenu, gal 12 valandų ar kiek, ar mažiau biškį, buy it now jau nebeveikia. Reikia tiesiog jau pirkti tada aukcione. Dabar, kai dajungiam dar Insurance Auto Auction, tam bent jau kiek pastebiu, kiek lošiam, kiek viską, tai realiai buy it now variantai yra žiauriai geri. Aišku, ne visi, bet kuriuos aš bent jau atrenku, pasižiūriu, tai kainos tikrai būna geros ir jos dažniausiai aukcione išeina žymiai brangiau. Tai kaip tik vieną automobilį va taip ir nupirkom, vieną pralošėm, nes kaina pakilo gerokai daugiau negu mes planavom. Tai tiesiog paėmėm ir sekantį automobilį nupirkom buy it now už tikrai gerą kainą. Mašina beveik nauja. Realiai aš įsivaizduoju jos kainą, aišku, apdaužytos biškį yra kaip naujos perkant ir mokant tik tai pradinį įnašą. Tai ant pigių automobilių uždirbti tikrai sunku, nes labai daug suvalgo tas visas siuntimas, paskui muito mokestis, PVM-as, suvalgo žymiai daugiau. Šitie mokesčiai kainuoja daugiau negu pats automobilis. Tai nežinau, ten pigus automobilis, jeigu ten gerų metų ir jisai labai pigus, tai aišku galima pirkti, ten kažkas tai gausis. Bet tarkim senesnius pirkti, nežinau, nelabai tenai kas skaičiuojasi, plus kad jum reikės laukti mašinos bent jau 1,5–2 mėnesius. Tai va,
irgi tas laikas išsitempia, tai aš sakyčiau, jeigu perkat, geriau pirkti brangesnius, kur suremontuosit ir jeigu pardavinėsit arba savo pasiliksit, bet tiesiog bus skirtumas tarp rinkos kainos Lietuvoje ir ką jūs gausit. Dodge Durango, žiūriu, Lietuvoje labai brangus. Čia galima nupirkti tikrai pigiai ir susitaupyti gerą sumą pinigėlių. Tai bent jau ką atkreipiu dėmesio, tikrai nelyginu ten visų mašinų kainų, kartais pasižiūriu kažką tai, kas įdomu, arba jau ką renkasi klientas, ar verta vežti, ar neverta vežti. Tas dažniausiai tie geresni, naujesni automobiliai, tai tikrai uždarbis būna nuo jų nemažas. Jeigu jūs jį atsivešit, susitvarkysit ir pardavinėsit. Ten biški veizas, gal pipsi kartais. Jum tai biški gadina video, bet ką padarysi. Reikia žiūrėti, kur važiuoja. Ir ar ant kelio kas nors nestovi. Kaip chebra dirba su kokiom mašinom, kokiom priekabom. Priekaba didesnė negu mašina. Tokie sunkvežimiukai irgi čia labai daug kas naudoja. Arba jeigu nereikia kažko krauti, tai pikapai darbe nepakeičiami. Šiaip jie ne tik darbe, bet su jais ir važiuot malonu. Jeigu variklis nėra ten stebuklingai didelis, tai ir kuro sąnaudos tikrai nėra labai didelės, kad važinėt. Fordas F-150 2.7 ekobustas. Teko važinėti su juo ir nemažai pavažinėjau, tai kuro sąnaudos, jeigu neklystu, kažkas tai gal apie 12 litrų benzino. Tai aš manau, kaip pikapui 2.7 turbo, jisai važiuoja puikiai. Jeigu sunkių priekabų netampot, ten didelių jachtų ar dar kažko, tai idealiausias variantas turėti savo važinėti. Nes galios jam važiuoti užtenka, kuro sąnaudos geros. Tai tokią galima drąsiai pirkti. Lietuvoje, aišku, tikriausiai jos registruosis kaip komercinis transportas N kategorijos. Tai biški durna, kad ties metus technikinė ir kelių mokestis. Bet kiek žinau, kiek skaičiau, tai čia reikėtų žiūrėti jau Amerikoje, kaip jie būna užregistruoti, gal geresnių komplektacijų, bet tie geresnių komplektacijų tai ir kainuoja biški daugiau. Bet gali būti, kad užregistruotas kaip ir lengvasis automobilis, tada ir Lietuvoje įregistruotų M klase ir būtų iš viso super. Tai nes kiek aš mačiau bent jau šitų pikapų dokumentų, tai visur trak. Tai jeigu trak, tai jau bus N kategorija ir bus kaip komercinis transportas Lietuvoje. Gal Lietuvoje galima pasidaryti, kažkaip pasikeisti. Jeigu įdomu, kažkas galit pasigilinti. Irgi variantų yra gerų. Važiuot patogu. Didelis, bet didelis, žinokit, pirmas kelias dienas. Paskui, kai pripranti su juo važiuot, pavyzdys, čia 250 tikriausia. 250 tai jau ir dizeliniai būna, kai kurie.
bet juos galima naudot kur tik norit. Žiemą sniegą stumdyt, aišku, jeigu 4 varomą perkat. Floridoje realiai jokio skirtumo ten ar 4 ar 2 varomi, gal net 2 varomi geriau, kuro sąnaudos mažesnės. Aišku, jeigu ten bekeliai nenaudoja. Dauguma čia važiuoja asfaltu, tai tada kaip ir nelabai būtina tie 4 varomi. Lietuvoje žiema, purvai, sniegas, aišku, 4 VD yra žymiai geriau. Biški didesnės kuro sąnaudos, bet nestebuklas, nes važinėjau ir su 4 varomais, ir su tik tai galų varomų biški. Ten skirtumas ir dėžės buvo 8 ir 6 bėgių, tai 8 bėgių ta dėžė, su ta dėžė buvo galų varomas, tai jisai, nežinau tiksliai kiek litrais, bet 24 mylias su galonu pravažiuodavo. Tai vat pasiskaičiuokit kiek. Pavyzdys Ford Fusion 26. Čia 2 litrai variklis, tai kur lengvoji ir kur pikapas, o kuro sąnaudos, galima sakyti, vos ne tas pats. Tai pikapas tikrai vertas dėmesio. Ir kas patys mėgsta padirbėti, pasikrapštyti prie namų, ir plius su juo jisai gali būti ne tik kaip darbinė mašina, bet ir kaip kasdienė mašina, nes tikrai su jais patogu važiuoti, minkšta. Sakau, šiaip, kai išbandžiau, labai patiko. Rinktis Dodge'ą ar Ford'ą, kaip tik vėl važiuoja su priekaba. Jie pritaikyti, jų dėžės laiko, jų pakabos laiko, galima vežioti viską. Tai Dodge ar Ford'ą, Dodge atsisėdi kaip tankė. Atrodo, tie langai mažesni, nežinau, važinėjau, kažkaip man Fordas biški labiau patiko. Kodėl net nežinau, bet realiai ir tą turėjau, ir komplektacijų neblogų, ir iškeltus, tai Dodge'as buvo daugiau iškeltas, ten išplatintas, Fordas biški buvo mažiau iškeltas. Bet jo, su Fordu man labiau patiko, ten buvo 3,5 lyg ir jo 3,5 EcoBoostas Fordas, kuro sąnaudos mažesnės negu Dodge'o 5.7 Hemi, bet ten 3,5 su 2 turbinom, V6 variklis, važiavo, žinokit, tikrai super. Jisai buvo, jeigu gerai prisimenu, tik tai galų varomas. Tai realiai paspaudus gazą, aišku, 5.7 lygiai tas pats. Paspaudi gazą, ratai dega. Tai Dodge'as buvo 4 varomas, bet priekis įsijungė. Realiai net nebuvau įjungęs niekada 4 varomų, tiesiog ant asfalto net nereikia tokio dalyko. Tai kam įdomu, galima irgi nusipirkti pikapą gerą. Vaizdas gražus, ypač Lietuvoje, tai jie nėra įprasti kasdieniai, tai tikrai galima naudoti kaip gerą kasdienį automobilį.
vietos kosmosas. Jeigu pilnų durų 4, tai gale vietos, aš sakyčiau, Simiorė Longe mažiau vietos negu F-150 ar Dodge Ram. Gražiai atrodo ir GMC, irgi neblogi variantai. Ir vokiškų yra golfiukų. Tai va, tokie reikalai. Tiek gal apie mašinas. Na ir biški vėliau bus kontento iš mano Lietuvoj įprastų dienų. Tai bus įdomi patirtis Amerikoje. Aš taip važiuodamas pakalbėjau apie tuos pick-upus ir dabar dar šovė tokia mintis. Jeigu, aišku, jums būtų įdomu, reikėtų kažkaip biškį pabalsuot, gaila, kad mažai sekėjų, bet jeigu kažkam įdomu, nupirk seną F-150 kaip Brian O'Connor iš pirmo Fast and Furious, padaryti jį tokį, aišku, tokio originalo kaip jo nenupirksi, nes kainuoja jie labai daug. Ten yra tipo sportinė versija, bet nupirkt tokių metų F-150, padaryti, uždėt body kitą, sužemint, uždėt ratus tokius pačius, spalvą tokią patį. Na ir nežinau, jeigu jums būtų įdomu, arba parduot, arba padaryti kažkokią tai loteriją ir kad vienas laimėtų. Aišku, žmonių kiekis turi būti nemažas, kad galėčiau padaryti tokią loteriją, kad tiesiog kažkas laimėtų šį automobilį ir jį atiduoti nemokamai, padovanot. Tai va, jeigu įdomu, tai sakau, variantas arba už savikainą tiesiog parduot, arba loterija. Kaip tik būtų kontentas, nufilmuočiau visą veiksmą, kaip atgaivinta mašina, kas padaryta, kaip ten tas body kitas uždėtas, kaip sužeminta. Tai va, jeigu kam įdomu, rašykit, komentuokit. Tai va, nepamirškit Instagramo auto.moto.usa, auto.moto.usa. Tenai storius pasižiūrėkit mašinų. Kiekvieną dieną bent po vieną įdedu Buy It Now variantą, kur galima nusipirkti už gerą kainą. Na va, šiandien pramogausim su šituo aparatu. Linkėjimai Montvidui. Visada siūlė tą kiaušį. Pabandysiu. Turim tokį vaizdą. Kiemas netvarkingas, jau krūmas išrautas vienas. Žiūrėsim, kas gausis gale. Linksmybės vyksta savaitgalio.
biškai didesni sunkvežimiai negu Lietuvoje. Čia kažkaip tai pagailėta pakraut, nepilnas pakrautas. Vairuotojas nėra labai patyręs. Bet chebra dirba irgi savaitgaliais varo. Kad tik tai kapeiko dolerių uždirbt. Taip ir nepavyko nuvažiuoti į kažkokį renginį. Bet likau į dilerį. Amerikietišką, sakė, kad čia pas juos labai pigu viskas. Žiūrėkit kainą. X5 16. 14 tūkstančių. X7. Įdomu, kiek paprastas va. X5 be M paketo. 22,5 19 metai. Kaina visai dar pusiau padori. 34 tūkstančiai X7. Jo, mašinų daug, pikapų. BMW ten mačiau. Su M paketu. Iš karto 38 900 metai. 23, nu, jo, visai nieko. Mazda senas X3. Range. Ką Range? Sport. Tenai. 23 tūkstančiai, metai 18. Čia X3. Taip, 2 litrai variklis, 22 tūkstančiai 21 metų. Porsche Macanai, o Cam 2000. Years 21, 21 metų. Čia senesnis Macanas, 27, bet 19 metų. Nu, pažiūrim pas dilerį, kiek Durango kainuoja. Gražus. Išplautas. 29 tūkstančiai 24 metų. Mačiau už 20-26 metų. Gal kam reikia jau. Biški padaužytas aukcionė yra. Taip, kas dar gali dominti? 30. Įtinka. Grand Cherokee 23 tūkstančiai. Kas daugiau, Audinių daug. Toyotas, aišku, kaip visur. Kijos. Ford Expedition. Džibukas toksai nemažas. Fainas Cam 8000. Metai 23. Suburbanas. Ant jo užrašas ZZ1. 1021 metų. Kokios Malibu, wow, 17 tūkstančių. 24.
Focusas. 9016. Kas pas jūs per Malibu? Kaip trečių, beveik 17,5. Jo. Kaip galim kitur parsiduoda tokios mašinos labai smarkiai pigiau. Ką daugiau? Pažiūrėsim. Džipą suvaryti ant paaukštinių. Wrangleriai gerai. 27 tūkstančiai metų 18. LED faros. Kapų ir mažų yra Chevrolet Colorado. Vos ne kaip mūsų Toyota Hiluxas. 17-18 tūkstančių 22 metų. Pamatysit, kiek Amerikoje kainuoja mašinos. Tu pasižiūrėsim, kas čia viskas tokio labiau lietuviško. RAV4 25 2024 metų. Kainos doleriais atsiminkit. Tai kol kas euras brangesnis už dolerį. Taip, tenai nesimato nieko tokio, kas būtų jum įdomu. Aišku, chebrytė galit pakomentuoti, pasakyti istorijos, kur įdedu, kokios mašinos labiau domina. Pasižiūrim, Dodge'as, matau, juodas. Čia Super Duty, tai bus 250 tikriausiai. Įdomu, salte. Gan plikas 23 metų. 23 metų snukis dar labai senas. Nuo 19 lyg ir pradėjo eiti geresni. Taip. Tai va, nebaigiau sakyti, pakomentuokit, parašykit, kokios mašinos įdomios. Istorijos Instagrame auto.moto.us įdedu su kainom, baitne variantus, kur tiesiog galima iškart nupirkti, bet irgi su jais naust nereikia, nes ten būna maks porą dienų ar trejetą, kartais kokios 4 ar 5. Bet gerus variantus, žinokit, nuperka prieš akcioną. O, hybridas Safara 28 tūkstančių. 21 liftintas 18 tūkstančių 17 metų. Šitas gražus, įdomus, užrakintos mašinos. Pažiūrim biškį gražesnių. Mustangai, senesnis, naujausias. Kitas 22 tūkstančiai. 35 tūkstančiai 24 metų gražus. Paprastas variklis, ne GT. Ja, ne GT, aštunkė. 840i. 46 tūkstančiai 22 metų. Ten matau biškį gražesnį variantą. Supra
realiai Supras, čia iš vis MK Supras, tuoj pažiūrėsim kainytės, parodysim jum. Supra, super, ta pati M3, tik Toyotos kėbulė 23 metų, M3000, aukcione galima ją gan, žinokit, gerą kaunamės, bet F90 M5, KEM 2000, 18 metų, RD 77000. Jau gražu. Taip, 19, KEM 9000, RD 8200, PM 3000, Audinė S5, KEM 3000. Na ką, Chargeris, KEM 3000, Hellcat, bomba. Jo. Ir buvo atėjęs konsultantas, sakė, mes parduodame labai daug mašinų. Tokiam kainom įdomu, kaip jie. Tai 530 hibridas, padanga nuleista neprižiūrėta, ratukai gražus, 28 000, 22 metų, 70 000 mylių. Čia bus 5,7, 22 000, GTŠK 25 000. 17 metų, čia naujausias Mustangas Trim 7000, 15 000 senesnis, 2.3, 18 metų, 16 000. Chargeriai 17 000, 15 RT, 5.7 variklis, 18 000. Žiūrėkit, kokios kainos Amerikoje. Toliau Mustangas 24 metų. Mersai KEM 4. Na va, jum kainų kiek už kokios Amerikoje kainos galit pasižiūrėti ir sulyginti su aukcionais. Dar sustojau Fordo Platinum komplektacija. 450, iškeltas viską. Gražus, mašina žiauriai graži. Jo. Liftintas toks įdomu būtų turėti, gal kad reikia. O čia daug Fordų naujų. Žiūrim, esim kainą 250, čia be kainos. Čia 6,7. Turbo dizelis, naujas, gražus.
matau, kur ten kamera žiūri. 96 tūkstančiai. Svarbu nikeliuotas duslintuvas. Čia daug Fordų, bet yra ir kitų mašinų, paskui nueisim pažiūrėti. Žiūrim kelis Mustangus, nežinau, čia vėjas, nežinau, girdėsis kas nors. Mustangų eilė. Dvi eilės. Žiūrim, kur kabrioletai daugiau. Įdomu naujų kainas. Žiūrim, bet ir ne kabrioleto. Pilko paprasto, pats paprasčiausias. Naujo kaina 37 tūkstančiai. Kabrioletas paprastas. Kur total price? Spent 48 tūkstančiai. Jo, nėra labai brangios. Ford Rangerių. O dar žiūrėk, toks mažiukas pikapėlis. Žiūrim, kiek naujas. 41 tūkstantis. Mažas. Filmuotas. Na jau 150. Įdomiau Mustangai. GT. GT kainuoja 69 tūkstančius kabrioletas, balta oda, o ne kabrioletas kiek kainuoja GT, juoda oda, 61 tūkstantis. Ja, dauguma ne GT. Pasižiūrim, ką daugiau turi, gero. Bronco labai daug turi. Čia šitas pakeltas. Toks biškį įdomesnis. Bet man tai jie kažkaip tai nėra gražus. Žiūrim, ką jie turi. Trade-in. Šitie Fordai, žinau, kad nėra labai brangus. Buy guide. Kainos nėra. Kai čia turi, Honda bus brangi, neįdomi niekam. Hondas čia labai mėgsta. Lietuvon gal siūst. Žiūrim, Subaru. Bus kaina ar ne? Outbackas. Scan for price. Pamėginsim. Toliau pasižiūrėjau 21 metų 22 tūkstančiai. Šiam 9 tūkstančiai mylių. Ką žinau, tokia 24 laimėjom už 11,5. Biški yra daužimų, bet nekritiški. Kiek kainuoja Amerikoje pas dilerius mašinos. O čia aišku nėra kas kainuoja, aštunkė graži, 24 metų, 840. Būtų kaina jos tikrai didžiulė. Dodžas, ačiū, visos mašinos
Kaip suprantu, yra trade-in, kur atvaro klientas mašiną ir pasiema savo naują Fordą, palikdama savo mašiną. BMW'as naujas arba kiti maži dileriai čia irgi atvaro, palieka pardavinėti mašinas. Na, o desertui F150 Shelby 785 arkliai. F150 Cobra. Jo. Čia šitie Shelby, tai jie realiai kainuoja kosmosus. Bet mašina, 800 beveik arklių. Jo, bus. Nieko tol norės. 136 tūkstančiai. Good, thank you. How are you? Oh, thank you. Nice car. No. Okay, thank you. Iš karto ateina parduot nori. Tai, desertą gavot. Tai šį kartą toks video, be kažkokių renginių, be aukcionų. Tai bent jau dilerių. Pamatėt kainas, kokios Amerikoje pas dilerius.